Labadiena, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, kurios tema šiandien literatūra ir gebėjimas pristatyti knygas. Kalbame su 15 min vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, knygų apžvalgininku Audriumi Ožalu. Labadiena, gerbiamas Audriumi. Labadiena. Ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Vilniaus knygų mugės lankytojai ir kitų su knygomis susijusių renginių lankytojai yra įsidėmėję jūsų su daktare Jūrate Čerškute tandemą. Ir vienoje iš tinklalaidžių jūs konstatavote, kad keičiasi, kinta lankymosi Vilniaus knygų mugėje tikslai. Jeigu anksčiau žmonės rinkdavosi į mugę nusipirkti knygų, tai dabar jų tikslai pasikeitė, nes jie nori lankytis renginiuose, susitikti su autoriais. Ką tik grįžote iš Frankfurto knygų mugės ir kokie įspūdžiai iš jos? Kokie jos lankytojų tikslai? Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad Frankfurto knygų mugė yra labai smarkiai besiskirianti nuo Vilniaus knygų mugės, nes Frankfurto knygų mugė visų pirma yra kaip ir pasaulinis knygų centras ir yra daugiau skirta leidybos profesionalams. Tai pirmas kelias dienas, nuo trečiadienio iki penktadienio, ten iš esmės šurmuliuoja būtent leidybos srities atstovai, kurie sudaro sutartis, kurie ieško agentų, agentai bando parduoti savo autorių knygas. Žodžiu, vyksta toksai grinai profesionalusis gyvenimas. Ir tik tai nuo penktadienio pietų iki sekmadienio įleidžiama bendroji publika. Tai tada jau kažkas tampa panašaus į Vilniaus knygų mugę. Bet Vilniaus knygų mugė pirmą dieną irgi specialistų, bičiulių diena, bibliotekininkų diena. Taip, ten mastai yra žymiai visai kitokie, nes tai yra iš tikrųjų žmonės iš viso pasaulio suvažiuoja sudaryti dažnai milijoninių sutarčių ir būna išparduotos visos vietos pas literatūros agentus. Tai vyksta toks karštas gyvenimas, kad iš esmės niekur Vilniaus knygų mugėje irgi to be abejo nėra. Tai iš tikrųjų kažkiek skiriasi paskirtis, ir žinoma, ir pačios apimtys, ir patys mastai, ir kiekvienam besidominčiam knygomis iš tikrųjų siūlyčiau nuvažiuoti į Frankfurto knygų mugę, nes vis pirmais metais atvažiavus net nelabai žinai, kaip ten visur orientuotis, net yra netgi atskiros programėlės yra sukurtos, kaip nueiti iš vienos salės į kitą, ir dažnai pirmas patarimas atvažiuojančiams į Frankfurto knygų mugę yra pasimti gerą avalynę, nes dažnai nueini per dieną kokius 30 000 žingsnių ir panašiai, nes atstumai yra tikrai milžiniški ir visko vyksta yra tiek daug, kad ir nuo profesinių sričių diskusijų iki susitikimų su autoriais ir panašiai. Žodžiu, tai tiesiog ten patenki ir pamatai, kad iš esmės apimti visko, kas ten vyksta, neįmanoma ir turi pasirinkti kažkokią labai aiškią sritį, bet labai įdomu matyti, aišku, kokios yra tendencijos ir kaip viskas vystosi knygų leidybos pasaulyje būtent tenais. Būtent tos tendencijos labai ir domina knygų leidybos ir jų sklaidos populiarinimo tendencijos Frankfurto knygų mugėje. Kas jas lemia, kokios jos yra ir koks jų fonas? Kiekvienais metais atvažiavus matai vis kitas tendencijas ir jas labai sunku nuspėti, nes tarkime, jeigu žiūrint prieš kokius 10-15 metų, kas buvo populiaru, tai dabar yra visiškai nepopuliaru, nes tarkime, prieš kurį laiką buvo labai populiarios knygos suaugusiems spalvinimo. Galbūt pastebėjote, ir Lietuvoje buvo vienu metu atsiradę ir buvo išleistos kelios knygos ir paskui staiga ta banga dingo ir niekas tuo metu net negalėjo paaiškinti, kodėl staiga tapo tai labai populiaru. Atsimenu, vienais metais buvo pristatymas, kai vaikams skirtų knygų populiarumo išaugimas, kuris buvo 100%, tačiau pasirodė, kad tais metais tiesiog buvo Hario Poterio bumas, tai irgi lėmė būtent tos knygos. Dar prieš kokius 10 metų, gal atsimenu, buvo apie erotinių knygų populiarumas, bet vėlgi tai buvo susijęs su viena knyga 50 Shades of Grey. Tai kiekvienais metais pastebima vis kažkokios kitos tendencijos. Tarkime, šiais metais yra pastebima, kad skaitytojai visai pamėgę yra didelius romanus. Jie galbūt mėgsta, tie, kurie skaito rimtąją literatūrą, grįžti prie tokio didžiojo skaitimo. Kažkodėl išpopuliarėjusios yra okultizmo knygos, taro kortos netgi yra parduodamos. Tai vėlgi galbūt šiais neramiais laikais žmonės bando ieškoti kažkokių atsakymų. Prieš kelis metus buvo labai populiarios negrožinės knygos. Tai irgi vėlgi buvo siejama su tuo, kad pasaulyje vyksta visko tiek daug ir viskas yra taip neaišku, kad žmonės bando suprasti, kas visgi vyksta ir galbūt knygos gali duoti tuos atsakymus. Tai tos tendencijos kiekvienais metais kinta. Šiais metais pastebima, kad galbūt kažkiek sumažėjo vaikams skirtų knygų populiarumas. Kalbant apie sklaidos kanalus, toks atskiras fenomenas netgi yra BookTokas. Be abejo, TikTokas yra visiškai ant bangos dabar pasaulyje ir netgi, jeigu atsiverčiate katalogus atvažiavę į Frankfurto knygų mugę, netgi galima rasti puslapius atskirus skirtus, kad šios knygos išpopuliarėjo TikToko pagalba.
dabar vadinama, kad tai yra pagrindinis sklaidos kanalas, jau kalbant apie tokią didžiąją, plačią auditoriją. Na ir tiesą sakant, tai nėra labai kažkokia naujiena ir Lietuvoje, nes Lietuvoje ir, tarkime, žinau, kad ir kai kurie knygynai, pavyzdžiui, prekiaujantis angliškomis knygomis, irgi jų atstovai sako, kad, kai paklausiu, kas yra populiaru, sako, štai tai, kas eina dabar per BookToką, tai pas mus irgi yra labai gerai perkama. Tai jeigu reikėtų apibrėžti tokias tendencijas, tai BookTokas yra visiškai numeris 1 pagal sklaidos kanalus, ir dar audio knygos irgi populiarėja, tačiau, audio knygos, jos populiarėja, tačiau klausimas visą laiką kyla toks, kiek jos gali savo tą populiarumo piką pasiekti, nes, jos auga ir galbūt 100%, tačiau vėlgi jos užima kol kas, palyginus mažą rinkos dalį. Ačiū už tokį išsamų ir įdomų atsakymą. Iš karto kyla daug minčių. Pirmiausia, tai džiugu, kad grįžta skaitymas, žmonės nori skaityti, nebegąsdina knygos apimtis, kad ne iš karto atmetimo reakcija, kad neskaitysiu, nes ji per didelė, per ilga, per stora knyga. Okultizmo įsigalėjimai turbūt kartojasi su karų fonu, nes iš tikrųjų Simonaitytė rašė apie pirmąjį pasaulinį ir visus burtininkus ir būrimus. Sirijos gira apie antrąjį pasaulinį karą. Žmonės, kaip jūs ir minėjot, ieško atsakymų į nežinią ir kylančius klausimus. Ir kaip tik trečiasis klausimas ir susijęs su tais kanalais platinimo ir sklaidos, nes knygų mugės iš esmės ir skirtos tam, kad parodyti knygas, sudominti jomis ir paskatinti jas skaityti. Įsigyti, pirkti, skaityti, tiesiog sužinoti, kad tokios knygos yra. Tai kokios priemonės ir kanalai, bei jūsų minėto BookToko, jūsų nuomonė galėtų būti patraukliausios, įtraukiausios, pačios tinkamiausios? Tas BookTokas be abejo, jis yra kaip ir toks labai, labai populiarus pasaulyje. Pas mus dar Instagramas, aišku, irgi yra pakankamai populiarus, kur įvairūs tinklaraštininkai ir tinklaraštininkės rašo apie knygas, galbūt labiau taip koncentruotai ir galbūt labiau pateikiant vizualiai jūs tų knygų pristatymus, bet be abejo yra pačių įvairiausių kanalų, ir tas pats YouTube'as yra, ir knygų apžvalgos, ir profesinė literatūra, ir rimtosios recenzijos. Šiaip dabar, man atrodo, tas laukas yra pakankamai išsiplėtęs ir kiekvienas gali surasti savo tinkamą formatą. Ir aš, pavyzdžiui, nesu toksai, kaip kai kurie, pavyzdžiui, sako, kad tas gana taip skeptiškai žiūri į tą pačią Instagramą arba tą patį BookToką, kad tai yra kažkas žemesnio lygio. Tiesiog kiekvienas žmogus renkasi pagal tą formatą, pagal kurį jis pasirenka knygas, nes, tarkim, aš įsivaizduoju, kad, tarkime, jeigu rašome apie populiariuosius meilės romanus, kuris irgi žanras, kuris visai turi teisę egzistuoti ir skaitomas ir visa kita, turi daugybę skaitytojų, galbūt apie jį tikrai niekas nerašys rimtų monografijų, rimtų recenzijų kultūrinėje spaudoje, galbūt atinka visai kitos išraiškos formos. O tarkime, jeigu mes kalbame apie rimtąją literatūrą, tai be abejo visai smagu ir įdomu paskaityti literatūrologų recenzijas. Tai aš nežinau, šiaip tokio vieno atsakymo nėra ir man atrodo, kad viskas dabar išsiskaidė yra taip smarkiai, kad tik tai pasaulyje, aišku, yra vienas dalykas, kuris yra pastebimas, kad ta rimtoji literatūros spauda pamažu nyksta. Be abejo, turi savo skaitytojų, tačiau visgi susiduria su tomis finansavimo problemomis, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kad žmonės turi, atrodo, vis mažiau laiko, jiems reikia vis trumpesnių recenzijų, jiems reikia vis aiškesnių rekomendacijų, jiems reikia labai aiškiai pataikyti, kai yra toks informacijos perteklius. Tai yra ta tendencija, kad žmonės tarsi ir turi mažiau laiko ir nori greitesnių atsakymų, nors iš tikrųjų to laiko, kaip turėjome, tiek ir turime, tiesiog pasiūlos yra per daug tos informacinės. Ir tam labai pasitarnauja knygų apžvalgos. Knygų apžvalgos labai savitas, reikia pripažinti, itin sudėtingas žanras, kurį jūs esate puikiai įvaldęs. Ir koks galėtų būti sėkmingos knygų apžvalgos receptas pagal Audrį Ožalą? Aš nežinau, kas yra sėkmingas iš tikrųjų, nes, aš, pavyzdžiui, kai aš pradėjau rašytas knygų apžvalgas, aš, pavyzdžiui, net negalvojau, kad net neįsivaizdavau ir net nenorėjau kažkaip pasiekti kažkokios didelės auditorijos. Aš tiesiog apžvelgiu knygas, kurios yra man pačiam įdomios. Nes, tarkime, apžvelginėti knygų, kurios, tarkime,
visai manęs nedomina, tačiau kurios yra populiarios, na, aš tiesiog man gaila ir laiko ir aš, pavyzdžiui, drąsiai irgi numetu knygas, nors kai kurie žmonės sako, kad, na, jeigu pradėjau skaityti, vis tiek pabaigsiu. Ne, aš tikrai tuo nesivadovauju ir man žanrai gali būti patys įvairiausi, nuo tos rimtosios literatūros iki žanrinės literatūros ar kriminalinių romanų. Bet man atrodo, kad esminis dalykas rašant apžvalgą ir skaitant apžvalgą yra, na, pagauti kažkokį esminį jausmą ir galbūt atskleisti, kam ta knyga galėtų būti skirta, kad žmogus galėtų susitapatinti. Nes, pavyzdžiui, aš kai skaitau, pavyzdžiui, muzikos recenzijas, tarkim, apžvalgas, aš visą laiką su įdomumu perskaitau ne tik tai tas recenzijas, kuriams yra duodama albumams, pavyzdžiui, 5 žvaigždutės, bet ir tuos, kuriems yra duodama 1 žvaigždutė, nes man labai įdomu perskaityti, kodėl tas albumas, kodėl tas įrašas gavo 1 žvaigždutę ir kaip tas autorius, recenzentas sugeba pagrįsti, kodėl tai yra toks šlamštas, kad jo nereikia skaityti, klausyti. Tai man irgi atrodo, kad sėkminga apžvalga yra ta, kuri, na, labai aiškiai pasako, kas toje knygoje užkabino ir tiesiog neina aplinkui, kad galbūt taip, galbūt anaip, bet, na, tiesiog atskleidžia kažkokią esmę tos knygos ir pajautumą. Ir bent jau man dar yra labai svarbus asmeninis požiūris, nes, tarkime, objektyvaus vertinimo turbūt apskritai kaip tokio neegzistuoja, kalbant apie meną, tai tas subjektyvus vertinimas, jeigu aš pasitikiu recenzentu, apžvalgininku, tai man labai svarbu yra, kad, na, jis pasakytų, kuo būtent jam, o ne kažkam kitam patiko ta knyga. Iš tikrųjų, aš kaip apžvalgų skaitytoja norėčiau pastebėti vieną dalyką, kad mane patraukia ne tik knygos, bet ir knygų apžvalgos. Ir būtent atkreipiau dėmesį, kad tuomet Jūratės Čerškutės, tai buvo knygų apžvalgos žurnaluose. Ir festivalyje Open Books išgirdau, kad Jūratė pasakė, kad tą dažnai centimetro ilgumo pastraipėlę parašyti jai trunka mėnesį, nes jį kelis kartus skaito tą knygą, nori įsigilinti ir todėl ta apžvalga, kaip jūs sakot, gaunasi toks koncentratas ir atspindi, tikrai skaičiusiojo tą požiūrį, kiek jums trunka laiko parašyti apžvalgą knygą. Oi, tai čia labai skirtingai iš tikrųjų, nes kartais vienu prisėdimu gali parašyti, bet kartais iš tikrųjų na, kamuojasi, gal netinkamas žodis kamuojasi, bet tiesiog apmastai kokią savaitę, koks čia tinkamas žodis galėtų būti ir panašiai. Na, bet čia bet kas, pavyzdžiui, ir žurnalistikoje visi puikiai žino taisyklę, kad parašyti trumpai yra žymiai sudėtingiau negu parašyti ilgai, nes, na, trumpai tu turi išbraukti viską, kas yra nereikalingo, o kiekvienas autorius be abejo, na, susiduria su to, kad, na, gaila teksto atrodo, na, štai ir šitas svarbu, na, o toks griežtas redaktorius pasako dažnai, kad ne, šito nereikia, paliekam tik esmę. Tai išvystyti visą tas pagrindinės mintis, tai iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga ir, pavyzdžiui, sutraukti, tarkime, tai, ką galėjai pasakyti 1000 žodžių į, tarkime, 4 sakinius, na, tai yra tikrai didžiulis darbas. Ir šiaip iš tikrųjų man irgi imponuoja ir, pavyzdžiui, tas pats New York Times, kurie pateikia apžvalgas tų naujų knygų, kas išleidžiama, ir ten dažnai yra tokia skiltis, kur tiesiog 3-4 sakiniais pristatoma, kodėl įdomu, kas tai yra per žanras ir kodėl vertėtų galbūt šitą knygą atsiversti. Tai yra, na, aš įsivaizduoju, kad atrodo, kad tai yra juokas, ateina žmogus 20 tokių gali per dieną parašyti, bet, na, aš įsivaizduoju, kad tai yra sudėtingas darbas. Aš taip pat manau, kad tai labai sudėtingas ir labai toks kryptingas darbas. Bet jūs minėjote, kad dažnai neverta stengtis skatinti skaityti ir ar tas skaitymo skatinimas yra tikslingas jūsų nuomonė? Na, daugybę tyrimų turbūt surasime, kur sakoma, kad, na, ką gali suteikti skaitimas, apie empatijos vystymą, apie, na, daugybę, čia net turbūt nesikartosiu, čia mokslininkai galėtų visą tai papasakoti ir be abejo, tai aš 100% sutinku, kad, na, skaitimas yra, na, labai svarbus, labai reikšmingas dalykas ir kiekvienos asmenybės vystymus jis yra, man atrodo, na, tikrai labai būtų naudingas, bet aš nesu iš tų, kurie sakytų, kad, na, žmogus štai privalo skaityti ir kad reikia visomis priemonėmis jį versti skaityti, net jeigu jam nepatinka, nes, na, galbūt žmogus turi kitokių pomėgių, galbūt jis tą patį informaciją gali gauti kitais būdais, bet to, na, tas skaitimas yra labai, na, platus reikalas dabar, nes anksčiau, jeigu skaitimas būdavo, na, laikraščiai, knygos, tik tai dabar mes tos informacijos gaunam daug ir mes galime tą pačią informaciją ir vizualiais įvairiausiais būdais gauti ir
trumpos informacijos skaitimas, na, aišku, pas mus tas skaitimas tampa vis labiau fragmentiškas, bet jisai fragmentuojasi jau daugybę dešimtmečių, tai čia nieko labai kažko naujo, bet, na, aišku, yra smagu, kai tiesiog pamatai, kad žmogus sako, na štai, pradėjau skaityti, ten anksčiau neskaičiau, štai per 10 metų pirmą kartą įsiverčiau knygą ir pradėjau skaityti, tai labai gerai, bet, na, tarkime, tikrai nebūčiau tas, kuris sakytų, na, tu neskaitai knygų, nu, tai ką tu veiki gyvenime ir panašiai, ne, nu, žmogus kiekvienas turi savo pasirinkimus ir juo labiau šiais laikais, aš atsimenu, patarkime, aš nežinau, prieš kokius 20-30 metų, tarkime, ir taip šiais Sovietų Sąjungos laikais labai dažnai daug kas klausė, na, kodėl skaitimas buvo populiarus. Na, tiesiog nebuvo pasirinkimo daug žmonių. Tiesiog tai buvo pagrindinis laisvalaikio leidimo būdas. Dabar tų pasirinkimų yra daugybė ir, na, skaitimas yra vienas iš tų būdų. Ir aš suprantu, kad skaitimų skatinimas ir sudominti skaitimu bus vis sunkiau ir sunkiau. Nors, kita vertus, vėlgi nepaminėjau apie Frankfurto knygų mugę. Frankfurto knygų mugėje dar pastebimas toks reiškinys, kaip New Adults yra su knygų išpopuliarėjimas, tai yra tų, na, naujųjų suaugėlių, galbūt tai būtų galima versti, tai yra kuriems žmonėms, kuriems yra virš 20 metų, 30 metų ir kurie irgi atranda dabar skaitimo malonumą ir labai daug knygų yra leidžiama būtent šitai auditorijai. Tai yra iš dalies siejama su Sally Rooney knygų išpopuliarėjimu, Normal People, kuris tikrai buvo fenomenalus pasisekimas šitos knygos ir serialo sukurto pagal ją. Ir akivaizdu štai jauni žmonės skaito ir tiesiog kartais užtenka vienos knygos, galbūt kažkas bangos, galbūt kažkokio pasakymo kažkieno, kad tai skaityt madinga ir viskas. Tai tokie maži stebuklai ir įvyksta ir knygų apžvalgininkų, ir talentingų knygų pristatymų, ir bibliotekininkų dėka. Jūs pats perskaitot neįtikėtiną daugybę knygų, bent taip atrodo, kad jūs galite akimirksniu pateikti bet kokius teminius 10 geriausių knygų, aktualiausių, naujausių knygų. Kaip jūs atsirenkate knygas skaitimui? Jūs jau minėjote, kad jeigu jūsų nepatraukia, jūs neskaitote iki galo. Bet kaip pasirenkate skaityti knygas? Ar kaip knygos pasirenka jūs? Na, vis tiek renkuosi, tarkime, kai kurie autoriai, kurie domina, nuolatos vis tiek seku informaciją, kas yra išleidžiama pasaulyje, be abejo, skaitau recenzijas, atsiliepimus ir pasižymiu knygas, kurios būtų visai įdomios perskaityti ir, na, daugybė dalykų, šiaip teminis dalykas yra svarbus, tarkime, pavyzdžiui, negrožinė literatūra, man yra tam tikros sritis, kurios visai domina, tarkime, grožinės literatūros, tai aišku, visą laiką pasižiūri, kas gavo kokias premijas ir pasižiūri, kodėl gavo ir kokie įvertinimai yra, pasižiūri recenzijas, pasižiūri interviu autorių. Na, tiesiog visą laiką stengiasi sekti tai, kas vyksta literatūros pasaulyje ir matai šiaip. Bet iš tikrųjų būna dažnai ir tokių, tarkim, knygų, kurios ir gavusios premijas ir yra vertintos, bet tiesiog neužglebė tiesiog. Ir tai tikrai nereiškia, kad tai yra bloga knyga, tiesiog ne man knyga. Kokiais formatais dažniausiai skaitot? Skaitau knygas. Audio knygos visų pirma galiu pasakyti, kad man kažkiek neprigijo, nes aš labai mėgstu skaityti pats ir savo tempu. O audio knygos, ir be to aš kartais skaitau tuo greituoju skaitimu, kai, tarkime, kažkiek praleidžiu, tarkime, arba greitai puslapiais perlėkiu, tai audio knygos tam nėra pats palankiausias formatas. Labai mėgstu elektroninės knygas, ypač kai keliauju ir keliaudamas tu gali, aišku, daugybę knygų įsikrauti ir matyti pagal savo nuotaiką, kas yra tuo metu tinkamiausia, ir be to keliaudamas gali nusipirkti tiesiog staigiai knygą, kažkokią sudomino ir ją tiesiog parsisiųsti. Bet šiaip popierinės knygos irgi, kad ir kiek bebūtų ten tų kalbų apie tai, kad popierinės knygos išnyks ir kad popierinės knygos atgyveno, mes matome, kad tikrai ne. Ir elektroninės knygos vienu metu labai smarkiai populiarėjo, po to tas augimas sustojo. Tai aš manau, kad popierinės knygos vis tiek yra kaip sugrįžimas, tos bangos šiek panašiai kaip su muzika. Vinilai dingo ir kaip beveik buvo dingę, ir staiga vėl visi klausosi plokštelių, o ne skaitmenos. Tai aš esu tikras, kad knygos irgi tikrai niekuomet neišnyks ir man jos irgi priimtinas ir labai, labai geras formatas, kaip, pavyzdžiui, noris ramiai pasidėti namie, bet, tarkim, aš įsivaizduoju, jeigu tu važiuoji, tarkime, visuomenių transportu ir nori perskaityti Roberto Bolaño 2666, tai, tai yra kiek, nežinau, 800 gal puslapių, tai yra plyta, tampyti su savim, tai įsivaizduoju, kad ne pats geriausias formatas. Ačiū labai Jums už pokalbį, linkime perskaityti dar daugiau knygų ir pateikti savo nuomonę skaitytojams, kurie griebs ir čiups tas knygas skaityti.
Tikrai labai džiaugiuosi pokalbį su jumis. Ačiū, kad atėjote. Dėkui Jums. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė išeina 2 kartus į mėnesį. Kviečiame klausytis.